Nu jo pirmą kartą toks papuola. Dar neteko sustabdytų fanautų. Aš atvykau su taika, nu aš irgi žinokit. Nu jo įdomiai čia, ką sakot, sakau, įdomus aparatas. Geras. Mačiau ženklą gale, ar nori kartu su mumis? Negaliu man dar patruliuoti visą naktį. Tai tas renginys prasidės į kitą penktadienį. Tai šitas jūsų bliūdas traukia tik 55 mylias per valandą, atsiprašau, nedagirdžiu. Aš sakau, jeigu šitas bliūdas traukia tik ant 55 mylių, užtruksit savaitę, kol nuvažiuosit. Gali jungti šviesos greitį, jei tik noriu. Oi, nereikia, nenoriu, kad virštumėt greitį. Turi vairuotojo pažymėjimą šitam ir draudimą dar. Turiu, ar galiu pamatyti? Aha. Pastovės į priekį jūsų baleikos. Aš pats buvęs policijos pareigūnas, eik, tu rimtai kur, dirbo vienam iš New Yorko skyrių. Turiu draugužį ten dirbantį. Ir turiu draugužį, kuris dirbo Rozvele. Jo, kurgi ne. Aš Vietnamo veteranas, atbuvau 24 metus armijoje. Susistabdžiau modifikuotą transporto priemonę. Na, tai kur tavo vairuotojo pažymėjimas? Neturiu, juokaujugi. Pokštininkas. Kas čia per pabūklai pritaisyti ant priekio? Su šitais galvijų šaudai ir ką? Na, nežinau, ar taip toli nuvažiuosiu su šituo. Ar turi draudimą šitai važiuojančiai lėkštėjai? Taip, turiu. Tai radau ir dokumentus. Paimsiu. Draudimą taip pat. Tu tikras, kad nereikia šito? Ne. Jau davė užtektinai dokumentų. Na tai kaip ir viskas. Na kągi, būkite atsargus kelyje. Dėkui jums pareigūnė, dėkui, gero kelio jums. Nu negali būti. Kas per šūdas? Tu turbūt juokauji. Atsiprašau. Ką čia išdarinėjai? Išrašinėjai tavo baudelę. Už ką? Visų pirma, prisiparkavai nelistinoje vietoje, bet to palikai išjungtas šviesas. Aš policijos pareigūnas, aš atlieku savo pareigas. Ir ką tu nori pasakyti? Sakau, kad aš šio policijos reikalais galiu parkuotis kur nori. Oi, ne, tai negali. Tavo šviesos buvo išjungtos, kaip tu atvykai iš kvietimą. Mašina stovėjo užgesinta. Ne visada viskas turi būti įjungta. Ir nuo kadagi? Kodėl mano šviesos prietaisai turi būti įjungti, nes tu sakai, kad atvykai iš kvietimą. Aš policijos reikalais, o ir ne. Sakai, gavai iškvietimą. Aš tau sakiau, kad aš čia atvykau policijos darbo reikalais. Ir kągi čia reiškia? Tai reiškia policijos reikalai. Gerai, ponė, leis man dirbti savo darbą. Tu čia man baudos nerašysi, o tai rašysiu. Nebandyk, tu negali, aš policijos pareigūnas. Mes beveik vienoj pusėj, tu prisiparkavai neteisėtai. Tai nesuteikė tau teisės, būnant pareigūnų, parkuotis kur tik nori. Poniutė šio policijos darbo reikalais. Suprantu, ką tu man sakai, bet čia parkuotis negalėjai.
Tavo šviesų signalai turi būti įjungti, kai tu esi atvykęs į iškvietimą. Tavo šviesų signalai turi veikti. Aš pagaunu, bandai čia parodyti, kad turi čia kažkokios galios, aš tau tiesiog chujovą dieną. Bandai man įrodyti, kad turi kažkokį autoritetą. Patikėk manim, ne prieš tą žmogų šokinėjai. Aš tik darau savo darbą. Oi, ne. Tu jei darytum, nelystum prie pareigūnų automobilio. Aš juk pareigūnas, o čia policijos automobilis. Gerai. Nagi, išrašysiu tau bodelę visgi. Gal dar kažko tau padėti? Na, žinok, šitas prie gero tikrai neprives. Prižadu tau. Geros tau dienos. Į rimtai taip stumia? Nepamiršai manęs? Ką tik gavau pranešimą, ieškomas žmogus apsimenantis automobilio stovėjimo priežiūros pareigūnų. Skamba girdėtai? Negirdėta. Na tai kom čia užsiėmė, aš dirbu, sakai dirbė, ne? Čia tavo ginklas? Parodyk, kad čia ginklas? Dabar jis man labiau patinka sulūžęs. Ar tai buvo būtina, tai aišku. Apsimetinėjimas teisėsaugos atstovaujančių pareigūnų yra didelė problema. Nebandyk jo liesti. Ką padarysi? Ar turi prie savęs dar ginklų? Neturiu. Iš kur ėjai? Kas čia dedasi su taim? Aš tik dirbu savo darbą. Ką tu darei? Išrašinėjau baudas. Juk žinai, pats vieną gavai. Paskutinis šansas pasakyti teisybę. Nematai, kiek baudų prirašiau? Čia netikras aparatas, man taip atrodo, ir tu netikra pareigūnė. Nesvarbu, ko tu nori? Noriu žinot, ką rezgi, nenoriu turėti problemų, sulauži mano aparatą ir dar aties kabinės prie manęs, nes tau stogas važiuoja. Aš prie ties nesikabinėjau, aš tik dirbu savo darbą, aš juk esu policijos pareigūnas. Man pranešė, kad kažkas apsimetinėja. Nu tu čia, nes tu pasiutai, nes išrašiau tau baudą. Galvoju, jei tu mentas negali gauti baudos, gali daryti, ką panorėjęs, parkuotis, kur tik nori ir viskas tau po barabanu. Viskas vyksta kitaip, aš darau savo darbą ir darysiu, kaip priklauso. Kai aš atvykęs policijos reikalais, aš galiu parkuotis, kur tik panorėjęs. Nedarai tu jokio darbo, greičiausiai pas kokią mergą atvaręs buvai. Tai tu apsimetinėjantį automobilių stovėjimo pareigūnė. Bet panašesnė į ją nei tu. Ir aš turiu įrodymus. Įrodymus? Nėra įrodymų. Čia netikras aparatas. Va ten baudos išrašytos, paim pažiūrėk, nieko aš neimsiu. Kodėl tu prisikabinai prie manęs? Aš nesikabinėjau prie tavęs, aš tiesiog gavau pranešimą. Nemanau, kad tai sutapimas. Kai tik išvykau, man pranešė, kad tu apsimetinėjai automobilių stovėjimo pareigūnė. Nemanau, kad tai sutapimas. Žmogus atliekantis tavo pareigas nerašytų policijos pareigūnui baudos. Manau, kad tu meluoji. Man atrodo, tu meluoji. Gerai, leisk man dirbti mano darbą. Nebandyk to liesti. Ką darysi, nušausi mane? Ką darysi? Šausi mane? Bandau daryti savo darbą. Leisk man dirbti savo darbą, leisk pasimti savo įrenginį, parodyti bosui ir pasimti naują. Atstok nuo manęs. Turiu geresnį sumanę, apsisuk. Už ką? Apsisuk. Už ką? Tu esi sulaikoma. Rankas už nugaros. Už ką klausiu? Už apsimetinėjimą automobilių stovėjimo priežiūros pareigūnę. Elgies nemandagiai. Labai negražiai elgies, kodėl mane sulaikai. Atitinki įtariamojo apibūdinimą, kuris apsimeta parkavimo pareigūnų. Durnystė kažkokia. Konkretus šūdas. Nesąmonė visiška. Lįsk tik vidun. Kas per šūdas? Visiška nesąmonė. Kodėl taip darai? Neturi daugiau ką veikti? Neteksi so ženklelio šitą. Aš rimtai tau sakau. Dievulėliau, kokia nesąmonė. Pone, mane išleiskit iš čia staigiai. Išleisk mane. Nesąmonė kažkokia. Pone.
Juk žinai, kad buvai neteisus. O, Dieve. Šiandien tiek Amerikos faruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų video.